vieni dejuoja, grūmoja, streikuoja ir piketuoja, kiti, žiūrėk, iš nieko pasidaro pinigą. Na ne visai iš nieko, iš visokių atliekų. Tai liaudiškai tariant, iš šiukšlių. Tokia šiukšlių meistrė gyvena sostinėje, tik nepagalvokite, kad jie rausiasi konteineriuose ir ieško antrinių žaliavų. Tos atliekos dažnai būna istorinė vertybė. Lietuvos garsenybių dėvėtos apatinės kelnaitės gali tapti puikiu dekoro elementu, puošiančiu jūsų buto interjerą. Ekonominė krizė didžių išbandymų metas. Vieni raunasi plaukus, darosi galus, kiti atvirkščiai ima klestėti. Vilnietei architektai Jurgitai Jakubauskaitei krizei atvėrė neregėtų galimybių klodus. Daugelis Lietuvos gyventojų mano, kad jeigu nori turėti verslą, turi ilgai taupyti kokį 100 000 ir tada iš tų 100 000 saugiai daryti kažkokį mažą bizniuką. Mažą bizniuką galima padaryti ir su 100 000. Mintis pradėti nuosavą verslą Jurgitai gimė priėjus finansinės bedugnės kraštą. Išmani architektė ėmė rinkti kaimynų išmestas šiukšles ir gaminti iš jų daiktus. Iš odos atraižų siuvo rankinės, iš vėlučių ir medžiagos likučių papuošalėlius. Šiaip jeigu mes kartais viską namuose perinktume, tai rastume ten tiek visokių žaliavų. Jeigu tu prie daikto neprisilietė bent jau 3 metus, jis tau nereikalingas. Netrukus Jurgita sostinės centre senamiestyje atidarė nuosavą parduotuvėlę, tačiau bėda, neturėjo pinigų baldams. Todėl prikišo į bulvių maišus dėvėtų drabužių ir štai puikios sofos klientams. Iš medienos atliekų sukonstravo stalą, iš padangos pasidarė stalelį ir pakvietė pirkėjus užsukti. Jeigu nori dirbti su tarpdantrijom medžiagom, tu turės nusipirkti. Norint nusipirkti, turi turėti pinigų. Su nemažom investicijom. Mano tikslas buvo, sakykime, padaryti verslą iš nieko. Iš pradžių Jurgita gamybai naudojo savo namų atliekas. Vėliau nereikalingus daiktus ėmė tempti draugai ir pažįstami. Jurgita kibo į darbą. Gavo vėlos, išlankstė šviestuvus, iš telefono laidų susuko laumžirgio, drugelio ar gėlytės formos sagę. Iš butelių kamštukų ir varžtelių pagamino papuošalus. Iš kompiuterio monitoriaus dėžės katės namuką. Išradinga, tiesa? Šita veikla aš noriu parodyti, kad jeigu galiu aš, gali kiekvienas. Tiesiog reikia rasti savyje kažkokių gebėjimų ir mokėti juos parduoti. Iš senų džinsų Jurgita yra pasiuvusi kaklaraiščių kolekciją. Menininkė įsitikinusi, kad net ir dėvėti džinsai gali būti aukso vertės. Nelygu kas į juos buvo įsispraudęs. Ir aš turiu tokią fiks idėją, kad aš vieną dieną susirinksiu iš garsių Lietuvos žmonių džinsus, pasiūsiu iš jų kaklaraiščius ir parduosiu iš aukciono. Nes aš manau, kad šiai dienai kol kas už Mikutavičiaus džinsų kaklaraištį sumokėtų truputėlį daugiau negu iš mano džinsų kaklaraištį. Jurgitai klientų parduotuvėje šiandien netrūksta. Moteris be galo laiminga. Ji planuoja savo verslą plėsti ir miesto valdžiai pasiūlyti, kaip tinkamai tvarkyti atliekas. Tačiau svarbiausia, kad krizė neprivertė Jurgitos atsisakyti to, ką ji labiausiai myli – savo tėvynės. Pinigai į pabaigą, pasirinkimas aiškus. Daryti kažką, eiti į darbo biržą arba emigruoti. Aš per daug myliu Lietuvą, kad emigruočiau.